Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų vasario 1. Iš ryto buvo darbas. Po to galva buvo tuščia, todėl nutariau nuvažiuoti iki miško ir patikrinti po pasivaikščiojimo, kas sukasi mano galvoje. Truputėlį prašoviau su laiku, nes tik įpusėjus pažintinį taką dingo paskutiniai saulės spinduliai ant medžių viršūnių. O ko jau taip iš karto prašoviau? Klausė vidinis kritikas. Miškas tuščias, tik keli tokie pat kaip aš. Dar 4 maudosi neryje. Spiegia kaip reikalas, bet akivaizdu, kad jiems labai gera. Miškas neskuba, nesijaudina, netrūkčioja. Būna savo ir ramiai kvėpuoja. Kažkur kažkas laša. Mažas upeliukas taisyklingais vingiais ir tas neskuba. O neris neskuba iš esmės. Kai kurie medžiai atrodo neskuba nukristi, kybo pusiaukelėje tarp vertikalios būsenos ir horizontalios, ilgoje ir ištęstoje asanoje, pavadinimu pavasario pasveikinimas. Kuo mažiau šviesos, tuo daugiau ramybės. Net tada, kai atrodo baisu paslysti ir nukristi, nes nebematau, ar čia šlapia, ar tik lapai. Tai pagaunu, kad ir mano baimė asanoje. Einu vis tiek greitai, gal kad noriu greičiau, gal kad vis tiek baisu, nors net nesugalvoju, kas čia manęs gali tikuoti. Kai sutemo kalnuose, tada bijojau, kad nukrisim nuo akmenų ir susilaužysim kojas. Čia tai tikrai negrėsia. Tada pradedu žiūrėti į žirginius. Jiems, matot, jau pavasaris. Sakau, vasaris tai nekrūtesnis pavasario pavadinimas. Visi salotiniai mojuojasi vėją visiškai, galutinai pasileidę plaukus. Tarp rudų lapų kukliai kyšo žibuoklių lapai, bet tik lapai. Ką žinau, gal jie taip visą žiemą buvo, neprasčiau už čiubrelius prie mano durų, kuriems ir šiaip buvo Liepa, rugpjūtis, spalis ir kovas. Na tai apie ką galiu papasakoti dienoraščiui, kas pas mane galvoje. Man atrodo, kad nieko daugiau kaip pavasario laukiantis tikus miškas net ir nėra. Negaliu sakyti, kad tuščia ir gudu. Ne. Negaliu sakyti, kad fejerverkai. Gal greičiausiai sklandu. Kaip upės tėkmė sulygiuotos žolės. Niekas manęs nekankina. Niekas nekeliam rūpesčio. Kas buvo, tą išsprendžiau. Nieko netrokštu tiek, kad mane dusintų. Laukiu kelionės ir kitos laukiu. Bet nealpstu, greičiau žiūriu kaip į horizontą. Net muzikos klausau tokios, kuri labai minimalistinė, vos nago galiukų liečianti garsų audeklą. Ant stalo pupso katinas, prisimerkęs, bet man regis patenkintas. Pagaliau mane išmokė. Tiek metų kantriai rodė, kaip reikia būti. Gal čia tik trumpa akimirka, po to vėl viskas susisuks į pasiutusi viesulą, kur tik spėk laikytis ir duok Dieve, kad pajėgčiau įkvėpti. O gal ne? O gal aš pati tą viesulą ir prisišaukiu? O gal čia vienas iš tų klausimų, kur smegenys pačios savo susigalvoja, kad nereikėtų klausytis, kaip miškas tyli. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.